diena, mėly mamos, bedramos žiūrovai ir klausytojai. Šiandien aš susitinku su mama Renata. Labas, Renata. Labas, Austėja. Renata, gal galėtum prisistatyti? Žinok, tu jau labai neblogai mane pristatėjai, nes pirmas dalykas, ką visą laiką apie save noriu pasakyti, tai kad esu mama. Tada, kad esu moteris, tada, kad esu žmona, ir visi ten kiti socialiniai mano vaidmenys ir statusai, ir aišku, kažkur ten gale sušmėžuoja, kad ir žurnalistė, ir laidų vedėja, ir podcastų kūrėja, vienu žodžiu, žiniasklaidos žmogus. Tai kadangi pradėjote savo prisistatymą nuo to, kad esate mama, tai kokia jūs esate mama? Daugialypė, daugiasluoksnė ir auganti mama. Iš tikrųjų, dabar mano vyresnėliai yra 12, jaunėliai netrukus sukaks 10 ir turbūt tuos visus 12 metų aš augu. Ir dabar esu jau, toj tokioj paauglystės stadijoje, pagal savo manystę. Iš vaikystės išaugai, iš pradinukų išaugai. Iki mokyklinis praeitas jau etapas, sauskelnės irgi, lyg ir neplanuojam, kad grįžtumėm į tuos laikus, bet žinai. Niekada negali žinot. Tu planuoji, Dievas juokiasi. Kaukštaus kokį netičiuką ir bus mano planam. Amen. Tai va, tai žodžiu, dabar tikrai turbūt esu mama ties paauglystės stadija. Bus labai įdomu su tavim susitikti, kai man bus pilnametystė. O kaip dabar ta paauglystė? Nori dramos? Bandau ištraukti. Ar visgi be dramos varom? Tai žinok, aš esu dabar tokią mintį savo išsigryninusi, kad velnias visą laiką yra baisesnis kažkur ten ir kad jisai yra baisesnis ne tada, kai tu su juo susiduri. Tai mes iš tikrųjų tų baubų ir tų mitų ir tų stereotipų apie paauglystę tiek esam prisiklausę. O dabar, kai aš ją tiesiogiai išgyvenu, tai jinai, žinok, visai tokia, sakyčiau, ir sukontroliuojama, ir suvaldoma, kai žinai, ką su juo daryti, kai turi žinių. Tai tiesiog man atrodo, kad toks įdomus etapas. Man šiaip patiko visai paauglystė vaikų. Nors aš labiausiai tai myliu mažulius, bet čia yra jau ir profesinis, ir visoks toks. Aš tikrai labiausiai myliu iki mokyklinukus ir pradinukus. Etapais vienus labiau, kitus labiau, bet šiaip nuo 0 iki 10 yra mano meilė visiškai. Ir būtent kai prasideda ta paauglystė, jau kitoks mano santykis yra. Aš sakyčiau, kad iki 10 tokia besąlyginė meilė, man jie visi be galo patinka, aš juos visus be galo myliu ir visiškai nėra jokios diskriminacijos. Tai prasme, aš kiekvieną vaiką pamatau ir susilydai. Ir visiškai susilydau. Mes su sesė kažkada šnekėjom, jinai sako, aš nesuprantu, kaip tu taip pamatai tą vaiką ir maždaug, sako, man tai jie yra ir gražus, ir negražus, ir faini, ir nefaini, o tau toks įspūdis, kad jokios atrankos. Kad jokios atrankos nevyksta, aš tiesiog pamatau ir man, o Dieve stebuklas visiškai. Bet man nuo paauglystės tai jau žiūriu, ar išauklėtas, ar neišauklėtas, ar mandagus, ar nemandagus. Ar jau aš atsiranda toks labai, lūkestis ir elgesiui ir visokiem, visai kitoks santykis. Žodžiu, pradedu kabinėtis. Pradedu kabinėtis ir taip nemenkai pradedu kabinėtis, kur sako, kad aš pasikabinėjanti esu. Turiu gan aukštus lūkesčius tiem vaikam, tai man atrodo, kad su tuo amžiaus vaikais, bet tais beprasidedančia paauglystė, jie dažnai į mane turi tokį, o jinai tai nuolat, tai aš tą netaip darau, tai tą netaip darau, bet aš ne priekaištų sakau, bet aš tiesiog klausiu, kodėl, pavyzdžiui, tu be uniformos? Juk mes dėvime uniformą, esame susitarę dėvėti uniformus, kodėl tu nedėvi uniformos? Ar ne? Ir kai kurie mokytojai, tarsi nepastebi to, ar kai kurie tėvai galvoja, jau nusibodo sakyti, šiandien nieko nesakysiu. Tai aš sakysiu,
Kiekvieną kartą. O Dieve, tu kantrybės turi daug. Čia profesija išugdė tą kantrybę. Tai aš manau, kad tiem vaikam jie jau mane kartais net pamato ir jau sako, jau einu, nusivilksiu bliuzoną. Prasidės klausimų mašina, sutikus austėją. Jau žino, kas bus. Tai man atrodo, kad, vėlgi ta paauglystė yra ir labai gražus, ir labai įdomus, tačiau jau kur mes kaip suaugę galime turėti lūkestį. Galime jau turėti tą lūkestį, nes jau vaikas nebėra priklausomas nuo mūsų. Nes mažytis, jis priklausomas nuo tėvų. Tai kaip tu gali pykti ant vaiko, kad jis nemandagus, kai jo tėvai neišmokė mandagumo? Ar ne? Tėvai nemandagus. Taip, tu tiesiog negali pykti, vaikas nekaltas, kad jo tėvai nemandagus, ar ne? Dėl to aš negaliu, tiesiog fiziškai negaliu pykti ant mažo vaiko. Tuo tarpu jau, kai tu esi, 5-okas, 6-okas, man atrodo, tu jau, net jeigu tėvai tavo nemandagus, tu jau gali suprasti, kad, yra mandagu pasakyti labą dieną susitikus koridoriuje. Vis tiek ten jau vyksta procesai kažkokie tose smegenyse, jau tu pradedi, įsivertinti dalykus ir galvoti, kodėl čia vieni veikia, kiti neveikia. Vis tiek jau žmonės, kaip sakau, ūgtelėja. Taip. Tai kokie jūsų gyvenimo su dukromis, kurios yra, jau netgi sakyčiau, abitvi gan paauglės, ar ne, iššūkiai ir džiaugsmai? Džiaugsmai. Pradėsiu nuo džiaugsmų. Man turbūt didžiausias džiaugsmas, kad jos yra labai įdomios. Jos yra įdomios savo požiūriu, savo mąstymu, savo klausimais. Joms kyla daug klausimų. Jos nori diskutuoti, jos nori kalbėtis, jos klausia mano nuomonės, mano patarimų ir tai yra žiauriai faina. Nes aš visą laiką maniau, kad aš esu ta, kur mėgsta brukti savo nuomonę ir savo patarimus. Ir tai buvo iki to momento, kol aš supratau, kad taip daryti nėra gerai. Ir tuos dalykus aš perskaičiau protingose knygose ir tavo knygoje yra, žodžiu, tas akcentuojama. Tai iš tikrųjų aš pradėjau nekišti savo nuomonės ir savo argumentų, kol manęs nepaprašo ar nepaklausė. Ir įvyko iš tikrųjų stebuklas, jos pradėjo manęs klausti. Ir dar vienas momentas, kuris labai mums padėjo, užmesgant tą tokį gilesnį santykį ir tarpusavio ryšį, aš pradėjau pasakot, kokia aš buvau paauglė. Kaip joms tai yra įdomu. O dievai, čia yra visiškas lobynas, visiškas, tas sakau, toksai hekas, kuris gali padėti tau rasti ryšį su savo vaiku, ar tai būtų dukra, ar tai būtų sūnus, visiškai nesvarbu, tai pasakoti, kokie tu buvai paauglė. Ir jeigu jie sako kažkokį savo išgyvenimą ir sako, mama, o tau tai buvo? Ir aš sakau, buvo ir baisiau. Arba, nebuvo, kodėl nebuvo, arba kodėl buvo. Ir žodžiu, mes kalbam, o ten tau patiko vienu metu 2 berniukai. Tai patiko 4 vienu metu ir aš neįsirinkau nei vieno. Bet liūdniausia, kad nei vienam iš jų aš nepatikau. Ir žinai, ir tokie, ir jos mato, kad tu esi... kad tu kažkada irgi buvai vaikas, kažkada buvai paauglė ir kad tu esi, ne tik ta mama, žinai, ant altorėlio, bet kad lygiai taip pat klydai, susimaudavai, kad tavęs ir kažkas nemylėjo ir kad tu ten dėl spogų į kažkokį diskotekos vakarėlį kažkokį nenuėjai. Tai va, ir dar žiūrim nuotraukas, va, aš irgi įsitraukiu savo albumus, žinai, ten nuo 5 klasės, žiūrim, kokia aš buvau, nes kartais būna iššūkių su išvaizdom ir taip toliau. Tai sakau, žiūrėk, tu pasižiūrėk, ten parinėsi, atsiprašau už tą žodį, jaudinėsi, kad nesakau parinėsi. Jaudinėsi, kad ten kažkas tai keičias tavo kūnas, ten kažkas kažką pastebi, kažkurių kažkas atsiranda. Žiūrėk, pas mane, kai buvo, aš buvau 7-okė ir mama, tai kiek manęs buvo daug, tam tikrose vietose, bet išgyvenau. Tai štai per tokius dalykus labai iš tikrųjų tas ryšys užsimezga ir man smagu. Ir turbūt smagiausia, kad aš vėl išgyvenu, žinok, tą savo paauglystę. Tikrai, čia yra grįžimas, čia yra laiko mašina. Ir ta paauglystė mano tokia buvo
tikrai kitokia negu jų. Mano paauglystė buvo labai sudėtinga, nes sąlygos buvo labai sudėtingos, aplinkybės buvo labai sudėtingos. Aš neišgyvenau paauglystės, tokios, kokia yra tipinė, galbūt ir daugeliui pažįstama. Aš net gyvenau suaugusio žmogaus gyvenimą ir tik mokykloje galėjau pasijusti tą tokią paauglę vaiku, nes namuose tai iškart išsijungdavo. Ir dėl to turbūt mano paauglystė prasidėjo, kai aš pirmam kurse pradėjau studijuoti. Bet tada tai nurovė man viską, bet aš jam šito dar nesakiau. Dar ateis tas laikas. Jo, o iššūkiai tai turbūt didžiausias ir rimčiausias iššūkis man sugebėti priimti jų besikeičiančias emocijas. Jų pyktį, jų pasakymą, tu baisiausia mamagi pasaulyje, arba jūs ten baisus tėvai, aš jūsų nekenčiu, nu ten trinktelėjimas durimis, žinai, ta nuotaika yra tokia, kad čia yra pati didžiausia problema, kaip tu nesupranti. Ir žinai, ir aš sakau, aš suprantu. Ir vat būtent čia yra tas momentas, kai aš bandau save, žinai, sulaikyti, kad nesupykti, nepakelti balso, nekonkuruoti. Tai mokausi, visai neblogai sekasi ir man atrodo, kad aš tikrai gerai laikau šitą egzaminą paauglystės. Kaip fain. Nu, rašyčiau savo, žinok, tokį stiprų gerą 9. Bravo. Bravo, visiškai. Mano dėstytojas Amerikoje, aš labai mėgstu tą sakyti, tai visi, kurie yra arčiau, tai jau net sako, o Dieve, vėl tą patį pasakysi, bet aš tiesiog noriu, kad, man ta frazė yra viena pačių nuostabiausių išgirstų. Jis visą laiką sakydavo, kad žiūrėk, tėvai turi milžinišką įtaką vaikui iki 11 gimtadienio. Sako, maždaug per 11 gimtadienį siūlau jums atsidaryti vyno, sėsti fotelį ir žiūrėti, ką pridirbot. Sako, nes nuo tada jūsų įtaka, sako, viskas pasikeičia santykis, nes vaikas jau jūsų nebeidealizuoja, jūs jau vaiko taip nebegalite sužiūrėti, nes jau jis daug kur eina savarankiškai, daug kur priima savo sprendimus, dabar jau už savo telefoną ar dar kažką turi, ar ne, jau viskas. Sako, 11 gimtadienis yra tada, kada jau tu, nežinau, kas vyno negeria, gali sulčių įsipilti vandens ir žiūrėti, ką pridirbo, ar ne? Ir man tai taip įstrigo dėl to, kad aš išgirdau tą labai laiku, kai vaikai buvo mažiukai. Labai mažiukai vaikai buvo tada. Ir aš žinojau, kad aš turiu labai ribotą laiką. Nes mums kartais gali atrodyti, kad mes turime visą gyvenimą su tuo vaiku. Taip, mes turime visą gyvenimą, bet bus labai skirtingi etapai. Ir tas etapas, kai vaikas į mus va taip žiūri, kai mes esam super mama ir super tėtis, kai mūsų žodis šventas, ar ne? Aš su vienu vaiku labai gerai prisimenu, aš tuo metu mokiau prieš mokyklinukus ir jisai atėjo ir aš sakau, va, šiandien atsinešiau apelsinų ir vaikas sako, čia citrina. Ir aš sakau, kodėl tu manai, kad čia citrina? Nes aš labai mėgstu taip klausimą į klausimą. Ir jisai sako, nes tėtis man sakė. Ar ne? Nes, tėtis 5-mečių yra tada šventas žmogus, ar ne? Ir mokytoja taip myli autoritetas, bet tėtis sakė, kad čia citrina, ar ne? Ir viskas. Tai aš po to tėtei sakiau, žiūrėkit, jūs sakėt, kad čia citrina? Sako, aš nesakiau, sakėt, kad čia citrina? Sako, tai dabar turit išsiaiškinti. Kas čia iš tikrųjų? Taip, kaip čia iš tikrųjų jūs čia sakėt. Sakau, nes vaikui šventas jūsų žodis. Tai va, tai ir tas dėstytojas įnešė tokio labai aiškumo, kad paauglystėje aš turėsiu susiformuoti kitokį santykį su savo vaikais. Jau aš būsiu didelių vaikų mama. Aš nebebūsiu mažų vaikų mama. Ir su dideliais vaikais reikia turėti didelių vaikų santykį, ar ne? Ir kada tu supratai, kad tavo vaikai jau dideli? Oi. Ir ar supratai? Ir ar jau supratai? Žinai, čia šitas dalykas kaip ir bando suprasti, tas dalykas, kur gyvena kaukolė ir vadinasi smegenis ir protas, o širdis, žinok, dar
iki galo nesugeba to priimti. Nu, man vis tiek jos yra mažos. Ir kaip ten bebūtų, ir iš vis ta mano mažoji, jinai, pavyzdžiui, tokia yra labai lipšniukė. Ir jinai prieina, visada mane apsikabins, ten pabučiuos, jai labai reikia to fizinio kontakto ir artumo, to priraišumo. Ir man jinai visą laiką yra mažiukė. Ir aš niekaip negebu suprasti, kad vat, ir jos tas kūnelis keičiasi, ir kad tų drabužių reikia kitokių, ir kad tas pyktis atsiranda, ir kad tas duris patranko. Aš vis tiek dar taip kažkaip galvoju, kad, nu, gal dar ne taip greitai, dar jai tik 10 bus. O didžioji tai jo, iš tikrųjų turbūt pasijuto tada, kada vat, pirmą kartą ten trinktelėjo tom savo kambario durim, kada ten pasakė, kad jūs nieko nesuprantat. Nu, aš tiesiog pradėjau atpažinti, žinai, kad čia vyksta tie procesai ir vyksta ir fiziologiniai. Taip. Fiziologinių labai daug vyksta. Ir jie labai sparčiai vyksta. Ir pas mergaitės, nežinau, man atrodo, kad pastaruoju metu tai turbūt dar sparčiau. Ir jai pačiai priimti savo kūną, savo pokyčius taip pat nėra lengva. Ir turbūt, kai atsiranda tiek daug, žinai, visko naujo ir nebelaiko tavo nervų sistema. Nebelaiko. Nei vaikui, nei tėvam gali nebelaikyti, išsproginėję saugikliai. Ir čia vėlgi ta riba, žinai, kai, nu, tėvai turi visgi suprasti, kad tas vaikas keičiasi ir turi pradėti susitaikyti su tuo ir pabandyti save, nežinau, paruošti tam ir domėtis ir nelikti tame etape. Nu, nes, žinai, vaikas auga, keičiasi, o tu kaip užstrigai ten iki mokykliniam amžiui, tai taip ir užstrigai. Kad mažulėlis reikia labai rūpintis. O reikia daugiau tų žinių ir reikia, nu, pradėti kažkaip save ruošti. Ir aš turbūt pačiu laiku tą pradėjau daryti, nes jo, ten pasiėmiau knygą apie paauglystę, kai jai dar buvo vyresnėliai, ten 7-8, supratau, kad ne, čia per anksti dar, o paskui praėjo porą metų ir vėl pradėjau skaityti ir tai buvo, nu, tas fantastiškai geras laikas, kai aš pataikiau. Ir kitas momentas, aš turbūt labai apskritai daug laiko savo skiriu gilinimui į vaikų psichologiją. Mane labai traukia paauglių psichologija. Čia yra mano hobis. Aš skaitau knygas, straipsnius, aš lankiau ilgus metus psichoterapiją ir apskritai labai domiuosi vaikų psichologija. Gal kažkada tai kažką išvirs, nežinau, manifestuokim. Tai va, ir man yra įdomu, tai yra mano failas ir dėl to aš tų žinių turiu. Ir man labai patinka su dukters draugėm netgi kalbėti ir diskutuoti. Ir mes tokius turim net kartais, kai jos ateina į svečius pasikalbėjimus. Tai paskui tų draugių mama sako, ką tu ten darai, kad jos visą laiką aikčioja. Elsės mama tai tau, Elsės mama tai ana. Ir aš tokia galvoju, o dievai, čia ką dabar daryti su tuo? Kaip fainai. Jo, bet man smagu, aš randu su jais bendrą kalbą. Vat, kaip tu sakai, kad tau yra tie mažuliukai, tai man yra, žinok, tie paaugliai. Ir man su jais žiauriai įdomu. Ir galvoju gal dėl to, kad iš tikrųjų aš dabar turiu laimės ir progos išgyventi tą paauglystę, kurios aš tikrai neišgyvenau tada, kada man reikėjo. Jo, aš išgyvenu ją, žinok, visą savo esybę, visą savo širdim ir aš net į jų tas problemas žiūriu visiškai kitaip, nes man atrodo, kad aš jas puikiai suprantu, man kartais taip dabar nutinka, nesvarbu, kad man ten, žinai, 42. Bet čia turbūt ir tas dalykas, kuris man padeda, ne tai, kad mane kažkaip atitolina, bet man padeda. Kaip gera girdėti, nes iš tiesų daug tėvų sako, kad vaikų paauglystė kerta per jų savivertę. Ar ne, nes vaikų jie buvo autoritetas, jie labai sutarė, vaikas klausė, ar ne, ir visa kita ir taip toliau. Ir staiga vaikas sako, kad tu bloga, ten šneki nesąmonės, nieko nesupranti. Žinai, ką man nuolat sako, mama, čia yra cringe. Ką tu turi, čia yra cringe. Sako, yra cringe. Ir man tas cringe, aš nebegaliu, ką aš bedarau, viskas yra cringe. Sakau, jūs man galit pasakyti, kad čia, ta prasme, bet čia fine. Tiesiog gal aš jums esu cringe. Taip, tai sakau, nu negi taip jau viskas, ką aš darau, tai yra, kad, nu mama, nu bet tai, tu mama, sakau, bet tai o ką mama, juoktis negali, pakvailioti negali, nieko negali, viskas yra gerai. Tai dabar čia yra ta stadija, kai mama, nu tu gal jau biški elkis kaip teta. Man turbūt vienas fainiausių lūžių, kuris tęs dar laukia, tai galiu įspėti, kad kuris ateis, jis ateina maždaug 15. Taip, truputėlį anksčiau, truputėlį vėliau, kur staiga kažkaip jie supranta, kad tu irgi buvai toks. Jie supranta kognityviai, ar ne? Jie supranta, kad tu buvai ir vaikas, ir paauglys, ir visa kita. Jie supranta. Bet
jie nesupranta. Ar ne, jie Dar supranta, bet nepajaučia, bet nesupranta. nepajaučia. Nėra to jusminio supratimo. Aha. Ir staiga maždaug 15 jie supranta. Ir jiem tampa nebe cringe, o miela. Jiem vis dar cringe, bet yra cringe, bet taip O, taip miela. Ir aš kažkaip su pirmu vaiku tą pajutus, su kiekvienu vis labiau tą suprantu ir pajaučiu. Ir būtent, toks įspūdis, kad kažkaip labiausiai tai arba iš 8 į 9, arba iš 9 į 10 klasę tas atsiranda. Ir kur vaikai net po vasaros, į mokyklą, kai labai daug vaikų matau, ateina, kur buvo mažulėlis ir buvo visiškai meilė, ar ne? Ir tada buvo, kur maždaug kas pavogė šitą mano vaiką nuostabų. Kažkokia laumė apkeitė, ar ne? aha. Ir tada po tos vasaros grįžta ir galvoja, mano vaiką gražino, tą mano mažutėlį, mano mėlybę, mano meilę, mano visą kitą vėl gražino. Taip. Tai visada man gailiausia, jeigu iš mokyklos vaikai išeina ir pakeičia mokyklą 8. Ar ne, nes tada jie vos ne pačiame to laumės pike išeina ir po to tu juos tik tai jau pamatai, kažkur mieste, ar kur jau tuos vėl pasikeitusius ir vėl grįžusius ir tokius fainus. Tai būna žiauriai gaila, jeigu būtent 8 jie po to ir tu nepamatai To virsmo. to virsmo, to tokio fantastinio. Tai ta turbūt nebuvo to kirčio per savivertę. Tatfu, kaip sakau, kol kas dar ne, bet žinai, jai tik 12, tai, o kitai dar nežinau, kas laukia. Žinai, Austėja, man turbūt bent jau šiuo metu yra fainas tas toksai jausmas, kad aš save raminu, jog, kad ir kas benutiktų, mes turim labai labai stiprų ryšį. Su abiem turiu labai stiprų ryšį, bet su vyresnėlė ypatingai jisai yra toks... kaip aš sakau, super deep ir super pasitikėjimo, toks aukštas lygmuo, žinai, nes papasakosiu vieną tokią istoriją, kur prieš porą metų jinai man nutiko ir aš tada galvoju, o dievai, ir aš taip vakare, žinai, guliu, nežinau, ten žurnalą ir knygą varčiau ir jinai ateina pas mane ir sako, mamytė sako, aš tau noriu paskaityti. Ir aš sakau, gerai, paskaityt, aš galvoju, jinai ten knygą atsinešė, žinai, ir kažką, ir jinai, žinai, pradeda skaityti. Ir aš taip atsisuku ir aš negaliu patikėti. Jinai man skaito savo dienoraštį. Ir aš taip, tu sakau, skaitai man savo dienoraštį? Sako, jo, aš noriu tau paskaityti, sako, kelias dienas. Ir aš sakau, o kodėl tu man skaitai savo dienoraštį? Ir jinai sako, nes gal aš ne viską tau galiu pasakyti, gal tu taip geriau mane suprasi. Kaip gražiai. Jo, ir jai sakau, buvo gal 9 ar 10 ir aš, žinok, klausau ir man čia toksai kukulis lipa ir galvoju, tik neapsiverk, mam, tik neapsiverk. Net man graudu klausant. Ir jinai man paskaitė ir ten buvo tokie, super faini 90 metų mergaitės patyrimai ir aš tada galvoju, jo, ir žinai, čia buvo tas momentas, kai aš save pagavau, kad jinai man gal norėjo apie tai pasakyti, bet aš praklausiau. Aš tiesiog praskipinau, aš ten kažką dariau, kepiau, viriau, ar ten ir sakiau gal vėliau ir aš tą praklausiau, nes man surezonavo. Ir galvoju, Dieve, kaip gerai, kad jinai dabar atėjo ir man tai paskaitė ir mes galėjom pasikalbėti, žinai. Tai žiūri, graži istorija. Jo, labai graži ir aš norėjau ją pasidalinti ir aš galvoju, kad, žinai, kai mes vertinam save kaip mamas ir kaip tėčius, tai mesgi labai dažnai linkę save nusiplakti. Taip. Ir tikrai aš esu ta mama, kuri turi už ką, ar jautėsi, kad turi už ką save nuplakti, nes galbūt pačioj motinystės pradžioje aš tikrai buvau pasimetusi ir išgyvenau labai sudėtingus etapus su savim kaip mama ir savo virsmą priėmiau labai labai sunkiai, bet aš labai labai daug dirbau, kad tai pasikeistų. Ir 6,5 metų psichoterapijos man be galo padėjo, pozityvūs tėvystės kursai, aš viską į save gėriau, ėmiau ir aš dabar matau, kokius tai duoda rezultatus, tai žiauriai faina. Man labai patiko, kaip mūsų dukra kažkada pasakė, sako, mama, tu su mumis kartu keitiesi. Tai irgi toks labai kažkoks, kad mes augame kartu, bet augame kartu kaip žmonės, ar ne? Kaip, ne tik kartu, bet ir kiekvienas atskirai augame per tą santykio patirtį. Būtent. Per to kiekvieno santykio patirtį ir per
dalykus, kuriuos galbūt padarome ne taip, bet po to pradedame reflektuoti, pradedame keisti, priimame kitus sprendimus. Mes va tame etape su viena dukra turėjom sunkaus susikalbėjimo etapą, tokį, kur ji nenorėjo pasakotis ir tokia atšiauresnė tapo. Ir man kažkaip sunkus etapas buvo, mane tai, neturėjau tiek kantrybės išlaukti ir visa kita. Ir vienu metu kažkada pajutau, kad mes nesikalbam. Tiesiog, kalbamės apie buitį. Taip. Bet nebesikalbam, to nebėra pokalbio, ar ne? Ir tada aš pradėjau galvoti, kad aš turiu kažką daryti, bet aš negaliu įeiti į jos kambarį ir sakyti, pasikalbam. Tai tam vaikui atrodys, ar tau viskas gerai. Jau čia tai jau cringe viršūnė, ar ne? Tai aš tada nusipirkau kortelių, kurios taip ir vadinasi. Dabar Lietuvoje labai daug kortelių. Įvairiausių. Bet tada visiškai nebuvo. Aš pamačiau jas Amerikoje vienoje konferencijoje ir tai buvo būtent tokie, tie vadinami conversation starters, ar ne? Ir jie buvo labiau skirti mokytojams prakalbinti vaikus, bet aš, kadangi labai identifikuojuosi su mokytojais, ar ne? Pradėjau su jie kalbėti. Pavyzdžiui, kokia jos spalva mylimiausia, ar ne? Apie tai, nes, aš žinau, kokia jos spalva mylimiausia, kai jai 5, 6 ar 8, ar ne? Bet kokia dabar? Arba, pavyzdžiui, buvo ten, ir ten nuo tokių buitinių klausimų buvo iki visiškai filosofinių. Tokių kaip, pavyzdžiui, ar tu tiki, kad yra Dievas, ar ne? Ar ne? Geras, labai geras. Ir tai buvo tokie, kur įsitraukia jinai. Ir jinai turi pasakyti, bet tada ir aš išsitraukiu. Ir turiu irgi labai nuoširdžiai atsakyti tas korteles. Ir mes tai pradėjom vakare ir pradžioje, aišku, jinai. Tai ko tu čia iš manęs nori? Ko tu čia atėjai? Bet aš taip nepasidaviau ir kiekvieną vakarą su tom kortelėm prisistatydavau, atsisėsdavau ant jos lovos ir mes pradėjom šnekėti. Po to mažoji prisijungė irgi, nes jai pavydas sukilo, įdomu, kas čia vyksta, ar aš galiu. Aš pasiklausiau vyresnėlės, priėmėm ją, tai visos 3 pradėjom taip šnekėtis, diskutuoti, bet tai žiauriai išaugino. Dėl to, kad visų pirma, tai iš manęs pareikalavo labai didelio nuolankumo. Nes tu vis vieną, rašai knygas, ar ne, apie vaikus, apie paauglius, apie visą kitą, o jauti, kad su savu nesusikalbi, nekalbi. Ar ne, ir kur reikia pripažinti, kad tu gali kognityviai labai daug žinoti, bet tai nereiškia, kad tai veikia kasdienybėje. Kaip ir kalbėjom pradžioje, ar ne, kad kartais mes tikrai turim žiauriai daug tų teorinių žinių, bet kai praktikoje jas reikia taikyti ir ypatingai savo gyvenime, savo buityrate. Čia kur batsiuvys gali būti be batų, gali būti be batų, tai. Ir kažkaip ir tada to nuolankumo labai prireikė. Pripažint, tada ieškoti būdų, kaip tą įveikti ir ateiti ir po to, kai įveiki ir kai žiūrim kartu, tai kas man labiausiai iš jos patiko, tai sako, tu labai bandai. Sako, tu labai stengiaisi. O, pastanga tavo, ne? Taip, sako, tu labai stengiaisi, kad mes vėl pradėtume kalbėtis. Ir tai buvo irgi toks, toks labai, kad nes tie vaikai viską mato. Jiegi viską mato. Ar tu stengiasi ar ne? Ar tu nukerti ar nenukerti? Ar tu palieki, bent langą atvirą? Ar ne? Tam kažkokiam santykiui, tam kažkokiam pabandymui, atradimui. Nes vėlgi kažkaip aš visada galvoju, kad labai svarbu suprast, kad suaugusio ir vaiko santykyje atsakingas yra suaugęs. Tikrai taip. Taip bent jau turėtų būti. Taip. Kad iš tiesų mes turime prisimti tą atsakomybę už santykį, kad ir turime mes žengti pirmą žingsnį, turime mes stengtis puoselėti, o ne galvot, kad jau vaikas pakankamai didelis. Jis vaikas.
Jo, nes labai lengva apkaltinti, žinai, ir numesti visą atsakomybę ant vaiko ir sakyti, kad jis čia nenori tik tai bendrauti, kad jis čia užsidaręs, jam čia paauglystė, jam čia niekas nerūpi. Nu, taip save gali paguosti, bet ką iš to gauni? Ar tas ryšys dėl to stiprėja? Tu tik tolsti nuo savo vaiko. Ir tas darosi ilgainiui labai akivaizdu, o paskui susigrąžinti gali būti labai sudėtinga. Kaip jūs esat pasidalinę atsakomybėmis su tėčiu? Ir koks jo vaidmuo dukrų paauglystėje? Jo vaidmuo tėčio. Ir jisai tas toksai, nežinau, jis toks gal kartais minkštesnis, gal truputėlį daugiau viską leidžiantis. Nežinau, mes kartais juokaujam, kuris iš mūsų yra blogasis policininkas. Bet turbūt yra tam tikros temos, žinai, kur jisai yra griežtesnis, kur aš esu griežtesnė. Tai man atrodo, kad net dukros negalėtų pasakyti, kad oi, mama tai yra viską leidžianti, o tėtis žiauriai griežtas arba atvirkščiai. Mes iš tikrųjų kaip kamoliuką pamėtom šitus vaidmenis. Ir tikrai, vat, pavyzdžiui, kas susijęs su mokslais, su atsakomybėm, su disciplina, aš esu ta, kuris spaudžia labiau. Nu, man svarbu, kad namų darbai būtų padaryti, kad būtų gilinamasi į dalykus, kad nebūtų čia, žinai, numetama iš karto tik pradėjus. Nu, aš noriu to tęstinumo. Ir šitoj vietoje aš esu turbūt griežtesnė, tvirtesnė ir su ekranais lygiai taip pat, ir su skaitimu. Nes mano jau frazė, kad viskas dabar laikas paskaityti knygutę jau yra va čia, man atrodo, dukroms, bet nu jos kažkaip girdi mane. Aišku, gal nėra labai laimingos. O tėtis tai yra tikrai labai griežtas su ekranais, tikrai, ir su visais ten programėlių įdiegimais, ir su ribotuvais, ir šitoj vietoje jisai tikrai griežtas. Ir nežinau, o visa kita tai mes turbūt vienodai pasiskirstom. Ir kai aš daugiau dirbu, esu daugiau užimta, jisai perima kažkokius tai vaidmenis, kai jisai labiau užimtas, aš laisvesnė. Bet kartais mes abu viską darom, tai, žinai, man labiau gal sekasi humanitariniai dalykai, tai aš esu ta, kur labiau dirbu su humanitariniais, ten padedu, žinai, lietuvių kalbos, literatūros ar istorijos, jisai puikiai varo su matematika, nu tai jis ten matematiką padeda susižiūrėti. Tai va taip mes ir, žinok, dalinamės. Dalinatės, ar ne? Jo, mes tikrai dalinamės. Kai mes vienu metu pajutom, kad vaikai gali eiti pas vienais klausimais, pas kitą kitais klausimais, mes su vyru susitarėm visą laiką užduoti klausimą, o ką tėtis sakė, arba o ką mama sakė. Kad patikrintumėm, ar jau šnekėjo su kitu, ar čia tik pas mus ateina ir visa kita. Ir vienu metu vaikai suprato jau, kad mes esame susitarę ir sako, ne, nu jūs tai visą laiką tik tai abudu susitarę. Žodžiu, jie suprato, kad beviltiška bus, nes dar bandė kažkaip ten vienu klausimu pas vieną, kitu pas kitą, bet nepavyko. Tai toks, bet šiaip labai geras pratimas buvo, nes mes irgi kažkaip susėdom abudu ir sakom, kažkaip reikia rasti būdą, kad visada pasitikrintumėm irgi neskambinsim viens kitam, ar ten nerašysim, kad palauk, dabar parašysiu, ar ne. Tai taip tiesiog vaiko paklausėm, o ką mama apie tai jau sakė. Būtent, aš tą patį klausiu, o ką tėtis mano apie tai? Taip, ir tada sako, nu gerai, nu tai supratau. Ai, okei, tai dėl to pas mane ir atėjot, ar ne? Man tai juokingiausia, kai sako, o tėtis sakė paklausti mamytės, ką. Taip. Šitas irgi labai geras būna. Tėtis sakė, tavęs klaust. Ai, nu gerai, nu tai jeigu manęs, tai tada dar šitaip. Nu tai leisi savo pasileisti plaukus, štai šitoje vietoje, šna ir baigėsi. Mes dar esam pastebėję, kad vaikai eina pas vyrą daugiau, kai yra filosofiniai klausimai. Aha. O pas mane daugiau, kai yra gyvenimo klausimai. Ir taip labai įdomu, nes kažkada mes pradėjom šnekėtis, bet pavyzdžiui, jeigu klausimas yra kaip skalbt, tai ne dėl to, kad aš skalbiu, nes mes abudu ir mokame, gebam,
bet net sūnus, kai universitete jau pradėjo skalbti viską savarankiškai, tai man FaceTime įsijungia ir kuriuos maišyti galima, kuriuos negalima, ar kaip apmokėti kažką, ar ką daryti, ten, kaip ten meistrą išsikviesti, kaip ten dar kažką daryti. Praktikė tokia. Taip, ir sako, nes kažkokią net diskusiją mano draugė girdėjo ir sako, tu žinai šitos dalykus, čia pas mus visiškai vyro dalykai. Sako, kaip tu žinai šitos dalykus? Sakau, nežinau, visada aš juos dariau. Tai mes kažkaip, taip matyti irgi, kaip kiekviena šeima pasidalina savo dalykais ir vaikai tą jaučia. Ir tada tais klausimais kreipiasi į konkretų jau mamą ar tėtį. Tai pas mus tai irgi, tas yra, kad mama yra, kur išsprendžia visus galus, kaip sakau, visų galų meistrė, nes aš toks žmogus esu, jeigu man tą akimirką kažkas negali padėti, aš pati išsispręsiu. Ir buvo labai juokinga, kai pasileidom tą robotuką, žinai, kur valo grindis. Ir jisai žiūri, vargsta, kažkas jam ten nesiseka. Robotukas vargsta. Ir aš pakeliu tą robotuką ir žiūriu, žinai, tie suktukai ant tiek plaukais apsisukę, kad jisai jau net nebegali dirbti. Ir galvoju, gerai, čia vyro nėra namie, o jos ten sėdi, kažką daro. Ir aš tą robotuką atsiguldžiau, atsinešiau atsuktuvą, atsisukau. Sakau, ateikit pažiūrėti, ką radau. Ir jos atvaro, sakau, žiūrėkit, kiek jūsų plaukų. Ir jos negali patikėti. Tai bet čia ne vien tik mūsų, čia ir tavo. Tai sakau, mūsų visų. Bet sakau, jūs matot, kaip apsisuko, ta valytė negali dirbti. Ir aš ten parodžiau, kaip aš atsisukau, nuėmėm tos plaukus, vėl prisukom. Ir jos taip žiūri, mama, bet čia tas su atsuktuvu, tai čia tu taip. Jo, aš sakau, noriu pabandyk prisuk. Ir man tai buvo faina, kad jos mato, jog yra problema ir aš galiu ją išsispręsti. Man čia nereikia būtinai tėčio, Petro, Juozo ar dar ko nors, kad gali ir pati išsispręsti tą problemą. Tai mama tokia ūkiška. Ar turite namuose karštų diskusijų kokiais nors klausimais? Karštų? Nežinau, kas yra karšta diskusija, žinai, vieniems... Kas jums karšta diskusija? Jo, vieniems kažkas karšta. Žinai, mes, pavyzdžiui, turbūt karšta diskusija galėtų būti, kaip jeigu mes su vyru apsipykstam. Tai ar čia pyktis prie vaikų, ar čia palaukti, kol užmigs. Žinai, kartais, negali tu suvaldyti tų emocijų ir būna, kad, žinai... Negali nukelt 2 valandom. Negali, čia ir dabar reikia išsiaiškinti. Ir būna, žinai, kad tikrai ir vienas balsą pakeliam, ir kitas balsą pakeliam, ir kumštukų gal. Čia gyvenimas. Jo, bet jos labai, žinai, jautriai kartais reaguoja, nors atrodo, mes tikrai nesam tokie, kur labai slėptumėm savo kažkokius tai nesutarimus, bet jos tiesiog labai jautriai tai reaguoja. Joms tai yra tokia, nežinau, gal karšta tema, žinai, nes, taip jau susiklosti, kad nemažai aplinkui yra išsiskyrusių, galbūt draugų, šeimų, porų ar skiriasi ir joms tai atrodo labai, toks skaudus momentas. Ir jos išgirsta, kad mes apsipykstam ir, pavyzdžiui, mažoji tikrai labai dažnai klausia, sako, mama, jūs dabar išsiskirsit. Nes kažkokia yra tokia... Nerimas, jo. Ir aš sakau, kodėl tu taip galvoji? Aš iš tikrųjų klausiu ir sako, dėl to, kad čia jūs taip ir kažkas kažkur taip, o ten pas tą taip ir anaip. Bet sakau, pyktis yra normalu. Sakau, svarbu, kaip tu tą pyktį valdai ir ką tu po to darai. Tai mes tikrai, pavyzdžiui, su vyru, jeigu ir apsipykstam taip garsiau, tai mes po to jom pasakom, kad čia tai buvo ir atsiprašom, kad ar ten pakėlėm balsą ar kažką ir sakom lygiai taip pat atsiprašom, kai ir su jumis susipykstam arba kai jūs su sesė susipykstat. Tai čia gal tas toksai karšta tema, tai būtų kaip tuos pykčius, žinai, suvaldyti kartais ir ką su tuo daryti. Nes, tas iš tikrųjų, kaip čia įprotis, įgūdis atsiprašyti, jisai susiformavo per ilgą laiką ir aš džiaugiuosi, kad mes jį turim. Nes išmokti atsiprašyti, tai turbūt ir suaugusiems nėra lengva. Nėra, bet labai labai svarbus įgūdis. Jo, labai. Ir kai jisai, tikrai išsiugdė, kai pradėjom jį visi praktikuoti, kaip jisai palengvina gyvenimą, o dievai. Ir, nebėra sunku pasakyti tam vaikui atsiprašau, paaiškinau, kas atsitiko, bet lygiai taip pat pasakau atsiprašau ir jos ateina pasako atsiprašau. Taip, žmogiška, ar ne? Ir mes vienas su kitu atsiprašom, žinai. Normalizuojam klaidą. Būtent. Ar ne, kad nėra neklystančių
mūsų žmonių, bet svarbu, ką mes darome suklydę. Ar mes Taip. pasimokome iš klaidos, ar prisiemame už ją atsakomybę ir ar atsiprašėme, ar ne. Mūsų vaikai apie tas karštas diskusijas, nes mes su vyru tai turime karštų diskusijų, bet mes turime, pavyzdžiui, apie knygą, apie filmą, apie ten dar kažką. Bet kadangi mes abudu ir turime stipres nuomonės ir stiprius balsus ir visa kita, tai mūsų vaikai sakė, mes kartais mažiukai tai neišfigūrindavom, sako, labai keista, pykstasi dėl filmo, nu, ta prasme, ar ten dar kažkas, bet mes turėdavom jiem pasakyti, kad mes nesipykstam, mes tiesiog, na, tai yra karšta diskusija apie dalykus, kurie yra svarbus. Ir man labai yra smagu buvo matyti, kad mes turėjome irgi čia šeimoje dėl pasaulio įvykių ir kur irgi išsiskyrė nuomonės su dukra, ar ne? Ir žiūriu, jinai irgi jau taip savo poziciją ir drąsiai ir nebijo ir visa kita. Ir sakau, žiūrėk, tai ką jau mes čia išsiskirsim ar dar kažką? Ne. Ar ne, aš tave lygiai taip pat myliu ir lygiai taip pat mylėsiu, net jeigu mano nuomonė yra kita šiuo klausimu. Ir tai yra normalu, aš gerbiu tavo nuomonę, aš jai nepritariu ir aš noriu išsakyti argumentus. Nesakau, nes vėlgi negali būti per jautrus, kur aš net negaliu nieko pasakyti. Nesgi negalime tik sutarti ir pritarti visą laiką. Sakau, tai ar tu nori, kad aš būčiau patarėja ir, na, apskritai, na, gyvenime toks kaip partneris, ar ne? Ar tu nori, kad aš būčiau pritarėja? Ir tiesiog tu turi nuomonę ir aš svaigstu, kokia ji faina. Tik kažką pasakai ir oi, kaip čia nerealu. Ir visa kita, sakau, tai, nu... Čia yra, žinok, žiauriai geras tavo momentas pastebėtas, todėl, kad, pavyzdžiui, aš išsakau savo nuomonę, jeigu man nepatinka, pavyzdžiui, gautas pažymys. Ir aš čia neapsimetinėsiu ir sakau, nu, aš tikrai manau, kad tu galėjai gauti geriau. Aš žinau. Ir kaip tau atrodo, kodėl tu negavai geriau? Dėl to, kad tu patingėjai pasimokyti ir kažką. Tu nesupranti, aš įdėjau daug pastangų. Taip, aš tikiu, kad tu įdėjai daug pastangų, bet man atrodo, kad galėjai įdėti gal dar geriau. Ir mes diskutuojam, ir mama, tu čia kabinėjais ir taip toliau. Sakau, ne, aš nesikabinėjau, aš tiesiog tau pasakau savo matymą, nes matau, kad tu liūdi dėl to gauto pažymio. Tai vadinasi, ir tu nesi patenkinta. Ir aš, žinok, nesu patenkinta. Nu, ir mes taip, žinai, kalbam, aišku, ten kartais, žinai, prieinam iki dramos. Iki dramos, kaip čia aš jau padariau viską, ką galėjau, bet paskui praeina kiek laiko ir ateina, sako, nu jo, mama, žinok, aš iš tikrųjų gal truputėlį per mažai skyriau tam dėmesį. Tai va, o dar tas dalykas, kurį irgi tu paminėjai, aš irgi norėjau beje akcentuoti, ypač su mažesniais, kad kai tu susipyksti, jie labai išsigąsta. Ir jiem atrodo, kad iš tikrųjų tu tuo metu jau jų nebemyli. Ir tada mano mažoji visą laiką klausė, sako, mama, bet tu mane myli, kai mes susitaikom, sakau, visada tave myliu. Ir iš tikrųjų pasakyti ir pasakyti tą vaikui, kad nesvarbu, kad mes susipykom, kad aš kažką ten pasakiau negerai ar pakėliau balsą, ar tu ant manęs kažką pasakei ten šiknetų mamą, ar ten tokia nokia. Aš vis tiek žinau, kad tu mane myli. Net kai tu man pasakei tą šiknę, nu pasakei iš pykčio, bet tu manęs atsiprašei. Ir aš lygiai taip pat tave myliu, jeigu mes ten ir pasibaram. Tai va tas, va tarsi, žinai, nuramina, nes iš tikrųjų mažas vaikas, jisai, nugi tu žinai, jis labai galvoja, kad viskas, mama supyko. Balta, juoda. Taip, ir dabar manęs nebemyli, viskas, čia jau sugriuvo mūsų santykis. Ir baisu, jeigu dar ir suaugęs taip galvoja. Užsiminėjai apie ekranus truputėlį. Tai, nes paminėjai, kad griežtos taisyklės. Nu, griežtos, namuose, ar ne? Tai kokios tos taisyklės? Nes aš manau, kad labai daugeliui tėvų yra klausimas ir jiems svarbu. Tai kokios jūsų griežtos taisyklės? Toks baisiai nuskambės, nekenčiu ekranų, vadinasi mano taisyklės. Jeigu galėčiau, tai va yra viena vieta, kur norėčiau atsukti laiką ir tuo metu neduoti ekranų, kada jie buvo paduoti. Aš esu įsitikinus, kad per anksti padavėm, ypač mažai. O kada tai buvo? Nu, prieš dabar galvoju kokius 3 metus. Tai 7. Jo. Tai didžiai buvo kaip ir visai normalus laikas, mažai per anksti gavus. Tai didžioji buvo 9. Jo, 8, žinok. Nu, kažkur tai, kai pradėjo gal, nu, vienu žodžiu, kad kai jinai pradėjo į mokyklą eiti, bet ne 1. klasė, tai tikrai. Bet vėliau mes davėm ekranus, kad susisiekti, bet nebuvo ten nieko įdiegta. Tai vad grinai buvo tokia susisiekimo priemonė, o paskui po truputėlį pradėjo atsirasti ten kažkoks žaidimukas, kažkas. Nu ir supratom, kad čia vyresnėliai sekasi geriau, nes jinai buvo vyresnė. Ir turėjo daugiau to tokio, nežinau, gal iš savęs to supratimo kaip ir kas, o mažoji nutrūko. Jinai taip daug skaitė.
Ir taip nuostabiai, ir balsu, ir tyliai. Jinai perskaidavo per savaitę po 3 knygas. Jinai labai anksti pradėjo skaityti, jai buvo 5 metų neturėjo. Ir aš tiesiog alpau ir ten lydžiausi ir tik atėjo tas ekranas ir viskas praktiškai baigėsi. Tai labai labai iš tikrųjų manau, kad čia toks, feilas. Feilas. Ir dėl to reikia labai daug griežtų dabar taisyklių ir ribų, kad tas toks priklausomybės faktorius nebeįsivystytų. Tai griežtai labai kontroliuojat, kada ir ką ir kaip, ar ne? Jo, yra nustatyti laiko limitai, juos ten jau vyras sutvarkė, jis ten yra IT pas mus asas. Yra labai griežtos atrankos, kokios programėlės gali būti, socialinių tinklų tikrai jokių šiuo metu nėra ir mes paaiškinam, kodėl. Ta prasme, tai nėra tiesiog griežtas ne. Ne, mes paaiškinam, kodėl, kokios yra rizikos. Mes žiūrėjom dokumentinį filmą apie internetą ir kokios tai yra, kokia gali būti blogybė dėl to. Mes viską stengiamės paaiškinti ir apsaugoti jas. Ir aš ten visokius apie brain root straipsnius verčiu ir siunčiu jom, jūsų smegenis pradės, jeigu jūs ten tiek ir tiek laiko praleisit. Žinai, turbūt galiausiai tai per praktiką iš tikrųjų jos pamatė, kaip tie ekranai gali būti žalingi. Ir stebi kartais draugus, klasiai, yra kažkoksai ten, žinai, klasės čatas tam tikram socialinė programėlė ir ten kas vyksta. Ir aš sakau, aš labai nenoriu, kad tu čia būtų. Ir jinai suprato, kad jinai ten visai nenori būti, nes ten tiesiog purvina. Ir prasideda dažnai ir patyčios, ir visi kiti dalykai. Ir sakau, jūs nemokat to suvaldyti, suaugusiai čia negali įsikišti. Ir sakau, kam tu ten būt? Ir tikrai, tarsi toks... Išėjo? Išėjo, jo, jinai išėjo. Jinai kažkaip paklausė. Ir sakau, aš stengiuosi joms parodyti, kodėl vieni dalykai yra, negeri, jeigu tu persisotini. O mažai tai elementariai, sakau, jau kai prisivalgai saldainių, to pasidaro bloga. Tai lygiai taip pat, kai tu persisotini tais ekranais, jeigu tu nesusivaldai, sakau, tau pasidaro negera, tu būni pikta, tu nepailsi, tu irzli, tau pradeda skaudėti galvytę, tu nenori to, ir aš vardinu ir iš tikrųjų net pažįsta, kad jai taip darosi, žinai. Ir tada jinai, okei, šiandien diena be telefono, pas mus yra taip, grįžta iš mokyklos, telefonas į dėžutę, viso gero. Ir pasiėmė ryte. Aišku, būna tų dienų, kad kartais jos ten tai Duolingo padaro, tai dar ten ką nors padaro, jom būtinai reikia atrašyti, jos turi su draugiam ten tą čatuką tokį kiemą. Tai viskas yra proto ribose, bet vakaras... Griežtos taisyklės. Griežtos. Vakaras yra šventas dalykas. Bet ir gerai. Man tai irgi kažkaip labai patinka. Nuo 8 ekranų. Mes tai pradėjom irgi dukroms siūsti, kai TikTokas atsirado. O Jėzus nekenčia to TikToko. Tai pradėjom siūsti straipsnius apie tai, kadangi jos jau buvo vyresnės, kai tai atsirado. Ir aišku, tas TikTokas labai greitai įtraukė, labai greitai. Ir mes pradėjom siūsti joms straipsnius. Su vyru abudu, net nesusitarė. Koks tai blogas dalykas. Vien jau pradedant nuo to, kiek tai yra prižiūrimas dalykas ir kaip prižiūrimi ten algoritmai ir kaip prižiūrima, ką tau parodyti ir kaip tau parodyti, nes tai yra vis viena, nedemokratinės valstybės ir taip toliau ir panašiai produktas ir visa kita. Apie turinį nekalbėsiu. Taip, apie turinį net, nes pagrindas koks yra, ar ne, bet kas tame dar turinyje, tai iš vis. Ir jos pradžioje tai taip maždaug, tėvai, ar ne, ten ir visa kita. Ir po to nutiko labai įdomus dalykas, kad pradėjom diskutuoti. Ir mes kažkaip taip nepaleidom to. Vis diskutavom, vis parodėm, sakom, o kaip tu manai, kodėl, pavyzdžiui, šita tema nėra nušviečiama? Kodėl, pavyzdžiui, uigūrų nėra TikTok'e? Ar ne, pasidomė, kas vyksta su uigūrais? Kodėl, pavyzdžiui, Tibeto nėra TikTok'e? Kodėl Taivano nėra TikTok'e? Ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Ir būtent, šitų temų ir taip toliau ir panašiai. Tai vadinasi atrenkama. Kodėl tai yra atrenkama? Ar ne? Nuo to pradėjom. Tada jau visos kitos temos. Ir dabar dukros sako, man TikTok'as, pavyzdžiui, labai patinka, kai aš turiu susirasti, kur tame mieste eiti.
Sako, aš tą geriausiai susirandu, geriausiai padarau, labai pradėjo tikslingai naudotis. Bet aišku, jos jau yra gerokai vyresnės, na vienai 20, kitai 17. Arba pavyzdžiui, na, mūsų mažoji labai domisi įvairiom kosmetikos priemonėm. Tai ten tik tokia, jinai net man davė gerų patarimų. Ta prasme, nes, na, net man negalima taip sakyti, ji jau seniai yra mane gerokai pralenkusi, taip susirasti ir žinot. Bet tai yra fantastika, kaip jos pradėjo man sakyti, bet žiūrėk. Taip. Bet jeigu tu tikslingai esi ir mūsų dukra dabar vyresnėlė, net klasikos literatūrą susiranda tik tokią, pagal taip, nes aš radau pas ją ten literatūros knygų ir aš sakau, bet čia ne... Aš sakiau, kad šitos knygos yra labai geros ir tėtis? Ne, sako tik tokia. Tai va, kaip ir visada reikia žinoti, kur eiti ir reikia labai va tos refleksijos, to pokalbio, to kritinio mąstymo tam vaiko gyvenime. Nes aš nenoriu pasakyti, kad, žinai, mes jau čia užbaninom ekranus ir čia tipo nieko. Ne, mes vis laiką stengiamės, kad jos tikslingai juos naudotų. Aš vat lygiai taip pat sakau, susirask informacijos apie tai ir tai ir tai. Skaito anglų knygą, pasim Google Translate ir susirask žodį, ką reiškia. Apie plaukus, mano dukra man plauna plaukus, nes jinai susiradus kažkokį Los Andželė gyvenantį plaukų gūrų per YouTube ir ten visą išmokusi plaukų priežiūros procedūrą. Fantastika. Ir tai veikia, jinai atsigaivino savo plaukus per pusę metų, kad aš ten sėdžiu liežuvį iškišusi. Ir aš vat žaviuosi ir aš sakau, va čia yra naudingos informacijos radimas. Tavo kasdienybei, mokslams, gyvenimui, o ne kažkokių ten pimpiliuškų. Taip. Na, žodžiu, galėtumėm tęsti ir tęsti. Taip, aš dar turiu vieną klausimą, nes manau, kad tai yra, na, toks klausimas vis kylantis šeimose. Jūs abu esate matomi žmonės. Kaip su vaikais apie tai kalbate? Ar kalbate, ar ne? Ir ar saugojate vaikus nuo viešumo, nuo pamatymo nuomonės apie jūs, kuri galbūt ne visada gali būti teigiama ir visa kita? Jo, kai jos buvo mažos, kažkaip tai buvo paprasčiau. Joms buvo net neįdomu, žino, kad mes matom, jos nesureikšnino nei kad mama ten per televizorių karts nuo karto pasirodo, nei kad tėtis. Nors, pavyzdžiui, mes žiūrėdavom tėčio žinias ir jos, o, tėtis maždaug. Bet tai tas pats, kaip jis prie stalo sėdėtų, žinai, ir valgytų ten, nežinau, vakarienę. Jos praeina pro tą telegą, pažiūrėjau, tėtis maždaug labas. Ir eina ten su savo reikalais. Dabar jau, kai jos yra vyresnės ir tėčio galbūt dabar mažiau šiek tiek ekrane, manęs galbūt daugiau ir ne tik ekrane, bet ir socialiniuose tinkluose, nes yra jos vienos ir kitos draugių ir klasiokų, kurie mane seka, man tai yra kosmosas. Ir tada jie ateina ir sako, o tu žinai, mama įdėjo ten tą ir aną tavo. Ir tada jos pareina, o kodėl tu ten įdėjai? Nu, aš ne jas dedu, bet ką nors ten, nu, pasipasakoju, kaip mama apie savo dukras. Nu, normalu, kad aš irgi noriu ten pasidžiaugti. Bet dabar mes esam su vyru priėję tokią išvadą, kad taip, kol jos buvo mažytės, kol jų bruožai ten galbūt keičiasi, nu, vaikai auga, jo keičiasi, mes kažkaip truputėlį gal žiūrėjom į tai atlaidžiau ir aš karts nuo karto įsidėdavau mažąją ar ten vyresnėje. Dabar, kai jau vyresnėlė yra paauglė ir tikrai atpažįstama, tai nededu. Ir tai darau ir pati iš savo pusės sąmoningai ir jos prašyta. Ji nenori būti socialiniuose tinkluose, ji nenori rodytis ir aš tai girdžiu, aš tai labai gerbiu ir net labai vertinu. Mažoji truputį nori kartais pabūti su mama ir jinai sako, mama, tu manęs truputį įdėk. Tai aš šitai žiūriu taip, kaip čia pasakyti, su atsarga, bet jo, mes labiau linkę esam saugoti jų privatumą ir esam ir savo privatumą linkę saugoti. Todėl, kad gyvenam įdomiais laikais, niekada niekas negali žinoti, kaip čia vieni ar kiti dalykai pasisuks, kaip kam kažkas pasirodys. Tai kuo mažiau žinos apie mus, tuo geriau. Kur gyvenam, kaip mūsų vaikai atrodo, kur mes ten vaikštom ar važinėjom. Tai mes į tai žiūrim atsargiai.
Net negaliu nieko kito pasakyti, nes mūsų šeimoje buvo visiškai tokia pati situacija. Dėl to, kad su mažuliais, nes mes irgi galvojam ir mažuliai, ir be to, mes kontroliuojam ir kaip jie apsirengia, neapsirengia, kur einam, ką darom ir visa kita. Kadangi aš rašiau tinklaraštį, tada ir internetas visai kitoks buvo. Ir visai kitai buvo tie tinklaraščiai, ar ne? Bet tada, kai viskas išsprogo, kai tik mūsų vaikų buvo link paauglystės ėjimas, jie ir patys nenorėjo, ir mes sakėm, jų bruožai nebesikeis irgi, jie taps vis labiau atpažįstami ir labai atsitraukiam ir kažkaip ir mūsų vaikai yra, nors jau ir suaugę, ir dideli, net 3 yra jau suaugę, nėra, jie yra socialiniuose tinkluose, turi, bet jų nėra. Taip. Arba kai jie, žinai, nori ar sutinka ten kažkas, tikrai neslėpsiu, būna kartais kažkokių labai fainų pasiūlymų bendradarbiauti, ar ne, tarkim, socialiniuose tinkluose, kurie susiję su mano vaikais. Bet aš tada stengiuosi padaryti taip, kad nesimatytų kažkaip tie vaikai, ar ten ar balsas, ar ten iš šono, nes tikrai gerbiu savo vyresnėlės norą ir manau, kad anksčiau ar vėliau ir mažoji taip pat pradės galvoti. Nebent jie nuspręs tapti. Aš maniau, kad gali žvaigždė. Aš dar galvojau, kad pavyzdžiui pasikeistas nenoras, kad galbūt ateis laikas, kai vėl norės. Bet pavyzdžiui, mūsų sūnaus vienas iš prašymų buvo ir dėl to taip ir organizavom viską ir viską dėliojomės. Jau ten tai buvo kaip detektyvo verta istorija, jo vestuves. Nes niekasgi niekur nei sužinojo, nei rašė, nei fotkino, nei nieko, bet mes iki tokio lygio taip viską suorganizavom, nes jų prašymas buvo, mes viso to absoliučiai nenorim. Ir aš prisimenu, kai tiesiog jau po to pradėjo, vis viena, taigi turim ir Marčią, ir turi jie jau savo gyvenimą atskirai ir taip toliau ir panašiai. Tai būdavo žmonių, tai kaip jie susitokė, kada jie susitokė, kas čia taip įvyko, kaip jiems pavyko. Taip. Ir aš sakau, taigi aš buvau net nuotraukų įsidėjus ir puokštės ir viską tokių, tokių, tik tai nieko nesakiau ir jau po. Sako, aš galvoju, kad tavo gimtadienis, net ir putis. Niekas nesuvedė. Taip, sakau, labai geras planavimas. Bet tiesiog niekada, čia labai geras įrodymas, kad niekada negrįžo. Sūnui bus tuoj 25, tas noras eiti į viešumą, sako, nes aš matau, kiek nuo to nukentėjot jūsų tėčių, kad aš tiek to nenoriu ir nežinau, ar kada nors norėsiu. Tai labai individualu, bet ir labai įdomios tos patirtis, bet manau, tol, kol mes gerbėme tą vaikų norą ir ypatingai jau tų vyresnių vaikų, kada jie gali jį išsakyti, tai ir yra svarbiausia. Ir dar apie tą žinomumą kalbant, žinok, matai, turbūt yra dar tas momentas, kad mes, pavyzdžiui, su vyru niekada nesureikšminom to žinomumo. Tai yra mūsų darbai, tiesiog jie tokie yra, kad jie yra vieši ir mes esame matomi. Bet mes niekada, žinai, nesipuikavom, nesididžiavom ir čia, wow, mane rodo per teliką, jos to nematė niekada iš mūsų ir jos nesureikšmina. Jos nenori būti jokios čia žinomos ir jom čia neįdomu, kiek ta mama ten tų followerių turi, ar ją ten kažkas atpažįsta, tik būna, kad kartais gatvėje, žinai, ar parduotuvėje, kaip eina, sveiki Renata, čia jūs, aš ten žiūriu jūsų laidas, o kokia, tai jos taip jos mamas, ir man labai patinka po to, mama, kaip tu jautiesi? Sakau, nejaukiai. Matosi. Tai mat, iš to. Ir jos tada kažkaip lik nejaukiai jaučiasi. Tai tik tiek to, žinai, tokio atpažįstamumo dalyko, bet ar jos tikrai, žinok, nenori būti jokiom žurnalistėm, nenori sėdėti telikė, bent kol kas. Gal kažkada tai pasikeis. Čia kai mūsų vaikai sakė, jau kuo, bet politikais tai tikrai nebūsim. Bet aš sakau, kol kas. Kol kas. Žodis kol kas yra. Pažiūrėsim. Taip, vienas nuostabiausių. Ačiū labai, Renata. Buvo be galo gerai ir smagu. O žinai ką? Apsikabinkim. Gerai.